gaunat pranešimą iš sistemos, kad, sakykime, suveikia kažkoks daviklis, jūs iškart gaunat vaizdą iš kameros, tai vėl kamera, mes čia demonstruojam vieną, bet tų kamerų gali būti prie to įvykio pritvirta, sakykime, aukšte esančios kameros, kabinėse esančios kameros. Tų kamerų galima gauti tiek, kiek susidedam ir susiprogramuojam. Tai, kitaip tariant, jūs iškart matot, ar tai yra pavojus, realus pavojus, reikia evakuoti žmonės, nes iš tikrųjų kyla dūmai ir dega, ar tai yra tiesiog, tai nežinau, kažkas užtrukėjo ir suveikia daviklis. Tai yra vienas objektas, kuriame dirba apie 400 darbuotojų ir dėl taip nekokybiškai įrengtos sistemos 3 mėnesius 2 kartus per dieną tos 400 žmonių vis evakuodavo. Tai jūs galite įsivaizduoti, ką reiškia 400 žmonių evakuoti. Tai čia toks momentas. Ir kitas dalykas, prie su gaisro sistema, kas yra susiję ir ką Integritis turi. Integritis turi evakuacinę ataskaitą. Kitaip tariant, jūs galite įvykus realiam gaisro pavojui, jeigu iš tikrųjų tai vyko, galima padaryti, kad sistema siūstų nustatytiem žmonėm sąrašus tų žmonių, kas yra patalpose, kad tai gali būti skyrių vadovai, tai gali būti įmonės vadovas, tai gali būti kažkokios saugos, tai gali būti apsaugos darbuotojai, tai jie gauna ataskaitas tų žmonių, kas šiandien yra įėję į pastatą. Tai čia toks irgi saugumo prasme labai naudingas dalykas, gaisro apsaugos sistema leidžia tą padaryti. Iš esmės, sistema leidžia padaryti pagal jūsų įmonės, sakykime, taisyklės arba tam tikrą veiksmų seka protokolą, ką saugos darbuotojas arba ką atsakingas žmogus turi daryti, kai vyksta vienas ar kitas atvejis. Tarkim, suveikia priešgaisrinė signalizacija, tai jam iššoka sistemą ir kol jisai nepadarys tam tikrų veiksmų, jisai negali tos sistemos išjungti, užmūtinti, sumažinti lango. Ta prasme, kitaip tariant, jeigu apsaugos darbuotojas sėdi poste ir jam suveikia signalizacija, jisai turi padaryti tam tikrą seką veiksmų. Kaip pavyzdys, jis turi fiziškai nueiti į vietą, pasižymėti su kortele prie tam tikros skaitytuvo, kad jis tikrai tam buvo nuėjęs, jisai turi parašyti, kad ten ką aptikau, neaptikau, ir tik tada jam, sakykime, ir tų veiksmų galima ten padaryti ne vieną. Tai vėlgi, ką prieš tai minėjom, ataskaitos galima priskirti generuojamas ataskaitas pagal įvykius, tai sakykime, jeigu suveikia priešgaisrinė signalizacija, vadovas gali iškart gauti ataskaitą su būtent to apsaugos darbuotojo atliktais veiksmais, ar jis ten kažką padarė ar nepadarė.